Praėjo pirmas 2025 metų mėnuo. Tai reiškia, jog jeigu dar neišsikėlėte naujų tikslų ar naujų iššūkių, tada laikas tai padaryti yra dabar. Jeigu manote, jau visų metų negalite suplanuokite tada pusmetį. Išsikelkite tikslus, užsibrėžkite savo tam tikrus rezultatus, kuriuos norite pasiekti, pildykite žurnalą, išsirašykite mintis. Aš asmeniškai kiekvienais metais išsikeliu savo tam tikrus tikslus arba iššūkius. Ne visada man juos pavyksta pasiekti, nes tiems tikslams trūko fokuso arba aš paprasčiausiai buvau per daug įsiblaškęs. Šie metai man bus patys sudėtingiausi metai, kadangi aš atsakau šį kartą ne tik už savo rezultatus, kuriuos susiplanavęs esu ir išsikėlęs, bet taip pat ir savo mokinių. Einu per naują patirčių kupiną kelią ir esu labai laimingas, kad turiu galimybę mokyti kitus ir kad kiti žmonės manimi pasitikė ir deda vilčių į tai, jog aš jiems padėsiu pasiekti tam tikrus rezultatus, kurie pakeis jų gyvenimą. Nesupraskit neteisingai, aš nežadu tiem žmonėm milijono. Paprasčiausiai kiekvienas naujas žingsnis jūsų gyvenime, kažkokia nauja patirtis ar naujas tikslas duoda labai daug įtakos ir tai tikrai priverčia jūs jaustis laimingesniais negu buvote vakar. Kai dirbau vienas, turėjau taip pat tokių dienų, kuomet nesistengdavau. Man atrodydavo, kad šiandieną nesistengsiu, pasistengsiu rytoj arba pasistengiu vakar, kodėl man šiandieną reikia stengtis, šiandien galbūt pailsėsiu ir panašiai. Būdavo tokių minčių, kur atrodo, šiandieną aš atrodo nedirbsiu, bet rytoj viską atidirbsiu, ko netidirbau, sakykime, ten šiandien. Ir per tokią mąstyseną aš labai išsibalansuodavau. Mano vienas draugas buvo pasakęs, kai einate į sporto salę, pasiėmė, sakykime, mokamas treniruotės, tai turite trenerį, tai jūs tikrai tų treniruočių nepraleisit, jūs nevėluosit, nes tikrai yra gėda prieš trenerį ir tikrai jūs atsikelsit iš tos lovos, jūs nueisit ir jeigu reikia anksti arba jūs tikrai ten po darbo nenorėsit grįžti namo, ilsėti slovoje, jūs eisit į tą salę, sportuosit. Kai einate vienas į sporto salę, tai tikėtina, kad būna tokių dienų, kuomet nenorit sportuoti arba surandat kažkokių tais priežasčių, dėl ko šiandieną verta pailsėti arba skirti savo laiko ir ten nedaryti nieko. Ir kartais tai yra gerai, kartais tikrai reikia absoliučiai nedaryti nieko, nes būna tokių dienų, kuomet jums reikia restartuoti, sakykime taip. Bet tai yra sveika tik tais tam tikrom dienom, kai neturit nieko susiplanavę, nes pavyzdžiui, jeigu jūs turite susiplanavę savo svarbių įvykių, sakykime, tai ta pati sporto salė su treneriu ir jūsų mokamas treniruotės, tai jums ta prasme, jums būtų žalinga nenueiti į tas treniruotės, negu pailsėti ir sėdėti lovai. Kai tuo tarpu, jeigu rytoj turite svarbų susitikimą, o šiandieną neturite jokių svarbių planų, o jūs draugai kviečia eiti bowlingą, tai tikrai manau yra naudinga pailsėti ir pasiruošti rytojų susitikimui. Tuo noriu pasakyti, jog tie žmonės, kurie išsikelia savo svarbių tikslų, kaip pavyzdžiui, nori uždirbti papildomų pajamų iš interneto ir pasirenka tam tikrą sritį, kaip šiuo atveju būtų YouTube Faceless Automation kanalai, jiems tikrai yra geriau pasisamdyti kažkokį tai coachą, kuris juos išmokys iš savo patirties, nes jie stengsis ne tiek dėl savęs, kiek dėl pačio žmogaus, kuris juos moko, nes jo nenori nuvilti. Ir tą tikrai pastebėjau su savo mokiniais. Dauguma žmonių, kurie pas mane atėjo, neturėjo visiškai žalio supratimo, kas tas YouTube'as. Vienas kitas tik tais galbūt kažkada iš vis yra naudojęs montavimo programėlės, kaip Adobe Premiere ar tą patį Photoshopą. Ir dabar, kai jie viską yra pramokę, atliko daugybę praktinių užduočių, jie tos kanalus augina labai gerai ir kartais netgi jiems geriau sekasi negu man pačiam. Turiu mokinių, kurie įkėlė 5 vaizdo įrašus, jau mato po 100-200 tūkstančių peržiūrų į dieną. Tai yra tikrai labai įspūdingi skaičiai. Aš esu labai laimingas, kad galiu padaryti didžiulį perversmą žmogaus gyvenime, jog jisai pradeda dirbti su kompiuteriu, jis pradeda suprasti dalykus, ką reiškia montuoti, ką reiškia kurti viršelius, ką reiškia kelti vaizdo įrašą ir panašiai, ką reiškia stebėti tos rezultatus, kai jiems niekada neteko su to susidurti, jiems čia yra visiškai naujas dalykas. Tai yra labai svarbios akimirkos, nes tai keičia ne tik jų gyvenimą, bet ir mano. Turiu vieną mokinę, kuri prieš prisijungiant man labai daug uždavinėjo klausimų ir visą tai žiūrėjo labai skeptiškai. Tarkim, jinai man uždavė visai nemažai klausimų ir vienas iš jų buvo, koks tu tikslas yra daryti visą tai brangiau negu kad kainuoja universitetas. Tai visų pirma, aš manau, kad universitetas yra tikrai brangesnis dalykas, jisai tikrai nekainuoja tiek, kiek mano mokymai. Galiu klysti, bet jeigu suprantu viską teisingai, tenais žmonės moka už kažkokį tai trimestrą, pusmetį, metus ir jie universitete mokosi 4 metus. Aš žmonės mokau 3 mėnesius ir tai darau individualiai. Tai nėra grupinės kažkokios tai pamokėlės, kur mes ten susijungiame į grupę ir mes visi sprendžiame kažkokią tai dilemą, kaip reikia uždirbti pinigus online ir kaip kelti sėkmingus YouTube vaizdo įrašus. Mes pabendraujam grupėse, bet visas mokymas vyksta individualiai, tai akis į akį. Kas universitetas ir asmeniniai mokymai yra visiškai skirtingas dalykas. Ta prasme, tu eini į universitetą gauti diplomą ir turėti aukštą išsilavinimą, kuris gali tau padėti siekiant karjeros kažkokiam tais darbe, dalyke, kuris tave traukia ir tu jauti per širdį, kad tu nori tai daryti. Aš mokau online verslą. Tas online verslas yra visiškai nišinis. Tai yra YouTube Faceless Automation kanalai. Online verslų yra daugybė. Jūs galite rinktis iš ko norit. IG Automation, tradinimas, galbūt kažkas su kriptovaliutom, copywritingas, TikTok shopai visokie, galbūt ad agency. Yra daugybė variacijų, kur galite būti sėkmingi ir išbandyti save daugybėse online verslų. Ši mokinė man užduodama daugybę klausimų, taip pat paminėjo, jog jai per daug kartų buvo visko žadama ir jin paprasčiausiai niekada nepasiekė to, kaip jai buvo žadėta. Jeigu jums žadami yra greiti pinigai, sukeliamos iliuzijos apie kažkokį tai tobulą gyvenimą su kelionėmis ir panašiai, tai jūs paprasčiausiai galite iš karto atskirti, jog tai yra melas, jog tai yra kažkoks tai skemas ir tie žmonės bando įtikinti jūs, jog jūs turite pirkti jų kursą ar panašiai. Aš asmeniškai neįtikinėsiu nei vieno. Aš žinau, kokia yra mano patirtis, aš žinau, kokie yra mano mokymai, aš esu savimi pasitikintis ir man to daryti paprasčiausiai nereikia. Dauguma mano
kurso narių prieš jungdamiesi į kursą manęs klausė, per kiek laiko jiems atsipirks investicija. Aš nesu tikras, per kiek jiems laiko atsipirks investicija, bet aš tikrai žinau, kad jie išmoks naujo verslo modelio, išmoks kaip kelti YouTube vaizdo įrašus, faceless sėkmingai, kaip juos tinkamai uploadinti, kaip juos tinkamai paruošti ir panašiai. Visa bazė, visa praktika ir visi dalykai norint gauti pirmas stabilias pajamas. Aš negaliu garantuoti svajonių už žmogų, kurio aš nepažįstu. Aš nesu tikras, kiek jis gali pasiekti. Todėl prieš jungiantis į kursą visada užduodu daugybę klausimų pats. Ne tik, kad jūs man užduodat, aš jums užduodu. Nes ne kiekvienas gali jungtis į tokį dalyką. Aš turiu būti užtikrintas, jog jūs norite pasiekti ir jog galėčiau turėti gerus rezultatus, su kuriais galėčiau pasidalinti su žmonėms. Šita mokinė man taip pat sakė, jog ją būgina visi šitie online kursai, kurie užsideda labai crazy sumas ir success stories yra tik vienas iš 15. Aš tikrai pritariu, jog yra labai mažai atvejų, kuomet kursas gali būti toks sėkmingas, jog success stories bus galbūt daugiau negu pusė visų mokinių. Nei vienas coachas negali garantuoti už visus mokinius, kurie pradeda kažkokį tais online verslą, nes jie duoda jiems tam tikras žinias, jie duoda jiems tam tikras parinktis ir su kiekvienu online verslu yra vis kitaip. Jinai asmeniškai bandė daugybę online verslų, jinai nežinojo, kur jinai gali atrasti save, jinai neturėjo intuicijos. Įsigijo galbūt kažkokią tais coachinimo programą, kuri galbūt jai nepavyko ir paprasčiausiai jinai buvo susikėlus daugybę lūkesčių ir jai buvo sukurtos iliuzijos, jinai jomis tikėjo, jinai, sakykime, sufeilino ar panašiai, jai nepavyko šitas online verslas. Ne tik dėl to, jog ta prasme jinai galbūt yra negabi. Aš manau, kad jai buvo sukurtos tam tikros iliuzijos, kuriamis jinai ir tikėjo ir jinai norėjo gyventi tą gyvenimą, kuris jai buvo žadamas. Bet ar buvo jai skirti šie mokymai, tikėtina ne. Jin tą padarė per skubėjimą, jinai nežino, ar jai čia yra skirtas dalykas, jinai nėra tikra, ar jai patinka tai daryti, tai ką jinai nusipirko ir ką jinai tikėjosi, jog pavers į kažkokį tais online biznį. Tai labai svarbu yra tai rinktis iš širdies ir tuo metu, kai esate pasiruošęs. Jeigu jūs neturite tam pinigų, galimybių, tai tikėtina jūs esate tam nepasiruošę. Reikia būti morališkai pasiruošus ir žinoti, kada jūs galite pradėti mokytis tam tikrą online verslą. Ir jūs turite žinoti, ar aplamai galite tai leisti. Aš niekada nepasiemu tų mokinių, kurie išleidžia paskutinius savo pinigus ir žino, kad vėliau neturės už ką pragyventi. Aš paprasčiausiai neapgausiu to žmogaus ir aš neimsiu šio pinigų, nes yra tam tikrų kitų išlaidų, kurios taip pat bus svarbios programos metu ir jeigu jūs paprasčiausiai tam neturėsit pajamų, jums tiesiog nepavyks ir nepasiseks. Tai labai yra svarbu, jog jūs būtumėt pasiruošęs, jog jūs galėtumėt sau leisti mokymus. Galų gale ši moteris vis tiek tapo mano mokinė, jinai prisijungė prie mano kurso ir jai visai neblogai sekasi. Jinai surinko virš 300 prenumeratorių, virš 200 000 peržiūrų, o mes jau dirbam tik porą savaičių. Tai jai labai gerai sekasi, aš manau, kad jai tikrai pavyks visą tai paversti į online verslą. Aš tikrai matau, kad jinai turi dakytis daugybę dalykų ir jai šitas online verslas tikrai yra tinkamas, jinai puikiai daro viršelius, jinai puikiai montuoja ir jinai visą tai daro net ne su pačia geriausia įranga. Jinai turi kažkokį tai MacBooką, kuris yra galbūt ten senesnis negu ten 2019 metų ir jai vis tiek viską veža, jinai turi tam tikrų problemų galbūt dėl renderinimo laikų ir panašiai, galbūt ten viskas užtrunka ilgiau negu įprastai, bet jinai vis tiek yra laiminga, jinai vis tiek mato rezultatus ir jai vis tiek sekasi. Galbūt šitas vaizdo įrašas ir neturėjo didžiulės prasmės, aš tiesiog paprasčiausiai norėjau su jumis pasikalbėti, jūs pamotyvuoti. Sulaukiu daugybę klausimų apie kursus, apie mokymus, jie manęs prašo ir patirčių ir to ir ano ir aš paprasčiausiai paminėjau, jog visą tai galiu sudėti tiesiog į vieną video. Kažkiek papasakoju dabar, kažkiek papasakosiu kitame vaizdo įraše. Tai tikiuosi jums patiko, spauskit like, prenumeruokit kanalą ir iki.